Nu, aš esu Dalius Puzinas, puikiai žinai. Nu, architektas dabar jau esu paperėjęs per daugelį meno kūrybos šakų, pasirinkau tą, bet nesu svetimas tai tik griniesiems menams. Nors ta architektūra pati grinuoja, pati pirmoji kaip po tokia ir yra. Tai va, dabar iš architektūros ir gyveni? Taip, taip. O dabar tu pats Šiauliuose gimėjai? Ne, aš gimiau Panevėžyje, 10 metų prasimokiau Kaune. Ten pradedant Stepžukiam institutais, bakalaurais, magistrais, paskui buvau išlėkęs Vilniui. Teko biškį padėstytojauti dailės akadėje ir paskui jau taip gavosi, kad likimas mane ištrėmė. Džiaugiuosi tą tremtimį į Šiaulius. Ir kaip tu vertini situaciją pačiam Šiaulių mieste iš tos kūrybinės perspektyvos, iš galėjimo išgyventi iš kūrybos? Nu, tai perspektyvos nykios iš principo, mano supratimu. Bet jeigu tu nesi, tarkim, kažkoks, tai netampi ir neini platesnius vandenis, tai platesni tai ne tik Lietuvoje, nes šiauliečiai ar ten kas bebūtų, kiti miestai, Vilnius, ten jau tie meno korifėjai žiūri pakankamai skeptiškai, bet aš manau, nesvarbu, kur tu gyveni, nesvarbu, ką tu darai. Ir kokios priežastys dėl to, kad Šiauliuose tokia situacija pasidarė? Oi, nežinau priežasčių, čia reikėtų diskutuoti ir ieškoti ilgai. Man asmeniškai, aš nežinau, kokios šitos priežastys. Ta meno paklausa, jinai yra labai ribota Šiauliuose. Tik tai tam tikras ratos žmonių domisi ir sugeba gali pirkti, o kurie įperka, tai jau perka, nori turėti pas save tuos žinomus, kotiruojamus menininkus, kurių darbai tik tai brangs, nesens ir galės pasididžiuoti, žiūrėk, ką aš turiu, jie galbūt net nesupranta, kas tas yra menas ir kas yra iš tiesų gražu. Bet jie renkasi vardus, o ne kaip po kūrinį daiktą, kaip po tokį, kuris yra estetiškas, gražus, arba jam kažką sako, jam širdžiai mielas, tiesiog jam jauku prie jo būti. Tarsi viskas kažkaip tai mano supratimu yra iškreipta šiek tiek. O pats miesto kultūrinio gyvenimo administravimas? Kažkas vyksta ir džiaugiuosi, kad nors kas vyksta, bet lyginant su kitais miestais, didmiesčiais, pavadinkim, ten Vilnių, Kaunų, ten tas gyvenimas verda meninė prasme daug aktyvesnis ir ten yra tiek daug visko vyksta, kad renkiesi, kur eiti, kur ne. O čia gaudai kiekvieną tą kruopelytę to kažkokio tai meninio judesio. O dabar gal kaip architekto būtų įdomu paklausti, kaip tu vertini geografiškai mieste išsidėstymą kultūrinių ir ir tų pačių ekonominių centrų? Tai kultūriniai centrai, viskas yra tik tai centre, tam vadinkim senoje miesto dalyje. Apie platesnę kažkokią sklaidą kultūrinių centrų, tai nėra ką kalbėti, nieko daugiau nėra. Gal nematai tame kažkokių tai priežasčių, kad ir dėl to tas meninis gyvenimas yra toks, koks yra. Kad iš tikrųjų, jeigu viskas, kaip sakai, miesto centre, bet miesto pakraščiai ir dideli gyvenami rajonai palikti be jokių kultūrinių centrų. Ar tiesiog kitaip negali būti? Aš manau, šitą situaciją taip susiklostė, kad tos visos valstybinės įstaigos, kurios suteikia galimybę menininkui būti, kurti ar kažką tai daryti, viskas yra centre. Bet tai aš nemanau, kad tai yra kažkokia tai problema tam žmogui norinčiam kurti, ar ten mokyklų būreliai, ar ten ugdyti jaunuosius menininkus, kažkokius kūrėjus, atvažiuoti čia į centrą ir čia daryti. Aišku, tėvam tai yra problema, kažkokius vaikus savo vežioti kiekvieną dieną į kažkokius tai būrelius, ten ar dainavimo būtų, ar šokio, ar dar kažką tai vežioti visus iš didžioji dalis, taigi žmonių gyvena pietinėme rajone. Ir iš ten atvežti vaiką, tai jie geriau renkasi kažką, kad ir prašiau geriau, bet lokaliai savo vietoje, kur vaikas galėtų pats nueiti jau. Nes bijo paleisti vieną vaiką, nes tiek žinau ir su muzika, kas dainuoja, šokiai, nebūtinai tie grynieji menai. Aš aplamai kalbu apie kūrėjų ugdymą, tai
jaunosios kartos, tarkim, ugdymą, propagavimą, kad jau nuo mažens vaikai susidūrė su tuom, jau žinotų apie tai, domėtųsi galbūt. Nu, tiesiog nėra paklausos, nes nėra poreikio, nes net nieks nežino, kad tai yra. Kaip nieks nežino, kad dabar vaikai nežino, kad pienas yra iš karvės. Didžioji galbūt dalis, aišku, ne visi. Taip nieks galbūt ir apie tą meną ir apie kūrybą nežino, kol neteina į mokyklas arba nepasirenka kažkokių tai studijų susijusių su menu. O tie centrai, ką minėjau, tai kas ten? Pietiniam Akropolis, čia centras skaitosi kažkoks. Aišku, didžiai masiai tai yra kažkoks tai jau centras. Gyvenimo virsmas pietinio rajono sutraukia Akropolis. Ir ten, bet ar ten gauna kultūros, ar ten pasisėmė kažko, ar kažką tai mokosi, ar tas prekybcentris suteikia jaunai kartai kažkokias galimybės rinktis, aš labai abejoju. Bet ar ta nuomonė nebūtų prasmingas žingsnis, tarkim, vieną kažkurią kultūros įstaigą tiesiog kažkokiu būdu perkelt? Bet ir kas nuo to pasikeis? Tai tiesiog, kad vaikams būtų patogiau pasiekti ar... Tai, bet perkelsi tai tik tai vieną. Bet taigi yra daug, yra tas pats dainavimas, šokiai, tapyba, fotografija, keramika, grafika, krūva begalė, tai perkelsi kažką tai vieną, tai tik tam siauras ratas žmonių, tai bus, kam bus įdomu ir bus tai pasiekiama. Perkelsi nebebus šiandien centre tada. Tai galbūt kaip tik geriau viskas, kad lokaliai būtų vienoje vietoje. Tai ir galėtų kooperuotis tėvai. Dabar šią savaitę tu veži mūsų abudu vaikus, mano užveži šokių būrelį, savo nuveži fotografijos kažkokį būrelį ir... O dabar šiek tiek apie kitokio pobūdžio institucijas, ką tu iš vis apskritai tiesiog manai apie menų fabrikus, menų inkubatorius ir taip toliau? Aš tai manau, kol kas tai čia tik tai skambus pavadinimai. Labai čia patrauklu, investicijos, dar kažkas iš to, kažkur kažką galbūt, kaip priimta Lietuvoje, darosi pinigėlius, gauna kažkas tai gerai, gauna darbo, statybininkai stato, gauna algas, kaip ir gerai būtų, bet esmė tai, ką tai duos miestui? Ar tai bus tai, koks yra poreikis tam eilinė menininkė, o ne čia, kai valdžios vyrai pasitarė ir nusprendžia su, tarkim, kad ir menininkų tarybos palaiminimu, kad, taip reikalinga. Tai nėra apibrėžta, nėra visiškai aišku, kas ten bus. Gerai, kad tai atsirastų, galbūt, bet reikia žinoti, kas. Jeigu tik atsiranda vien tik dėl to, kad atsirastų, o paskui žiūrėsim, kas ten bus, sugalvosim, ką daryti, galbūt miestas skirs ten lėšų krūvą ir rems tai, ar tai išeitis? Tai jeigu reikėtų, tarkim, spręsti dabar iš esamų, ar ne kažkokių žinių, kompetencijų, kaip tu manai, ar jo reikėtų ar nereikėtų? Nekalbam apie dabar vystomą projektą, apie kurį čia eisim viešoje erdvėje ir vienokių ir kitokių. Aišku, jo reikėtų. Apskritai, kaip po tokio darinio, jo reikėtų. Tik tai reikia labai aiškiai žinoti, kokie yra poreikiai ir koks jis turėtų atsirasti. Ir jeigu būtų galima į tą vieną kultūros menų fabriką, kaip ten jį be pavadintum, padaryti ne vien tik menų fabriką, bet kultūros fabriką, kad ten atsirastų galbūt ir jaunimo šokių būreliai, ir dainavimo studijos, ir fotografijos įrašymo studijos, kad ten tikrai būtų toks avilys, meno kūrybos avilys toks būtų, o ne tik tai kažkoks menų fabrikas, kur sunkiai suvokiamas, kur, kodėl ir dėl ko ir kam jis yra daromas. Ar ten nesigaus, apskritai reikėtų, bet aš vėl man kažkaip krypsta, nes žinau tą situaciją, kas ten darosi, kad nesigaus tai, kad ten padarys tą menų fabriką ir po menų vėliava privačios firmelės savų kabutėse pasidarys ofisiukus ir ten darbuosis, ir ten su menu nebus nieko bendro. O jeigu dabar kalbant tik tais apie lokaciją parinktą fabrikui, kaip tu vertini pačią lokaciją? Dėl to, kad tai fabrikas... Apie lokaciją, tai, pats pasakai, fabrikas senas. Kaip po
pastatas, vieta, iš viršų matosi telkša, rekreacinė pakankamai ten tokia zona, kaip ir liktai viskas tuom būtų gerai, bet lokacija kaip tokia susisiekimo prasme, tai yra visiškas užkampis. Davažiuoti, žiūrėti ten, tarkim, parodų, šokių, koncertų, dar ten užvystyti ten galima tikrai labai įdomią ir smagią veiklą, bet reikia kažkam užsiimti, bet susisiekimo prasme tai yra tikrai sunku ir keblu. Su taksu nieks nevažiuos, autobusas ten vienas kitas, važiuoti su 3 persėdimais ar... Na, nežinau, nevažinėjau, mikriukai, žinai, per vieną. Neįsivaizduoju, kaip ten pasiekti iš pietinio kažkokio kampo, Gegužių gatvės, ar ten kažkokio Vijolių rajono, ar dar kažko. Kaip davažiuoti, tarkim, iki šitos pasirinktos vietos. Tai jeigu reikia trenktis 3 autobusais, ten autobusas 2 litai, ar kiek ten kainuoja vienas talonėlis, gaunasi 6 litai pirmin, 6 atgal, dar jie ima čia, viskas. Tai renkuosi nevažiuoti, renkuosi eiti į Akropolį, viskas. O va dabar pats, ko gero, kelis kartus pasakei, kad jeigu daryti, reikia žinoti, kas tai bus. Ir sakysim, tarkim, asmeniškai tu kaip architektas, kaip... Na, neminėk čia to architektas. Šiaip kūrėjas. Iš kur, sakysim, tu gauni informaciją apie tai, kas yra tie kultūros fabrikai ir iš ko galbūt miesto bendruomenė gauna informaciją, kas tai yra? Aš neįsivaizduoju, iš kur miesto bendruomenė gauna tą informaciją. Aš manau, jie nieko negauna ir jiems niekas neįdomu. Kažkas sugalvoja ir eilinį kartą visi skeptiškai žiūri. Ai, čia valdžia nusprendė, daro kažkokį tai menų fabriką. Ir jie net nežino, kas tai bus, kas ten bus ir dėl ko tai daroma. Ir pyksta žmonės ir galvoja vėl eilinį kartą. Skolose miestas paskendęs, bet valdžia vis tiek kažką daro. Iš kur aš gaunu informaciją? Aš net nežinau, kas tai yra kultūros fabrikas. Tarkim, tiesiog net, ta prasme, kiekvienas fabrikas, kiekviena mieste, kur tai bebūtų Europoje ar kitur, bet kur kitur pasaulyje, tai turėtų tenkinti to miesto, to regiono poreikius, o ne tipo javam šabloną Švedijos kultūros fabrikas, ar ten Norvegijos, ar ten Ispanijos, yra tokie, tą darome šiandien. Bet tai kas atliko studiją? Įvertino, apklausas darė, ko reikia miestui, ko trūksta, ko per daug. Ar dar darė kas nors aplamai tokius dalykus, kad, nuspręsti, kas tai iš tiesų, kas ten turėtų būti. Kiek visokių yra atskirų gamyklėlių, ne gamyklėlių, ta prasme, kultūros gamyklėlių, ar ten vaikų dainavimo visokios studijos, šokių būreliai ir dar kažkas, tai išbarstyti po visą miestą, po visokias prastos kokybės patalpas, kur vaikai šąla, kur ten tualetų galbūt nėra, susisiekimas prastas. Tai jeigu juos visą tai suburti į tą vieną centrą, išspręstų miestas susisiekimo problemą, pastatytų maršrutus, kurie daugiau mažiau pasiektų visi rajonai ir pravažiuotų būtent pro čia, galbūt galima tikrai kažką padaraus ir patrauklaus padaryti. Ir pabaigai tavo siūlymai. Jeigu, tarkim, prieitumėm minties, kad šitokio fabriko darinio reikia, nuo ko pradėti jo įgyvendinimą? Kokių veiksmų imtis? Ar neturim situaciją kaip dabar ir ką daryti norint jį turėti? Tai aš, kiek žinau, liktai jau turim, čia sprendžiasi teismuose, ar teisingai ar neteisingai padarė, viešieji pirkimai įvyko, ar dar kažkas tai, bet ten kaip ir jau primta, kad visai bus kaip po toks. Nežinau, kas ten bus ir kam to reikia, kol kas. Nes nieks nieko kol kas aiškiai nepasakė, kas bus, ką jisai duos miestui, ir dėl to visuomenė ir pyksta. Nes, visiška nežinia. Kažkas tai viduje nusprendė savivaldybėje, tarkime, ir darom viskas. O ką darom, kur viešinimas, supažindinimas visuomenė su miesto kažkokiais tai planais, investicijom, planuojam daryti bus tas, pagerinsim vaikų užimtumą, dar kažką, nieko to nėra. Daro kažkas tai savo, sakau, susidaro toks įspūdis, kad kažkas darosi savo ofisiukus. Ir tokia nuomonė, mano bent jau. Duok Dieve, kad ten išsivystytų į kažką tikrai gražaus, bet reikia tokio energingo galbūt žmogaus, kaip Šiauliuose turim Balzą, kaip jis sugeba viską valdyti ir tvarkyti su muziejais, su ta kultūros sritimi mieste, bet reikia atrasti
kas sugebėtų valdyti, jeigu ten statys direktoriukus, kurie turės klausyti miesto valdžios ir daryk tą, daryk aną, tai aš nemanau, kad ten kažkas tai bus. Jeigu nebus autonomijos ir visiškos laisvės, protingos laisvės, tai tam žmogui, kuris pateiktų savo idėją, ją apgintų ir nukreiptų, kad einam tą linkme ir siekiama tokio ir tokio rezultato. Iškart jie nepasidaro, palaipsniui, bet pasiekti galima. Ką, dėkui už interviu.